Atėjo laikas apie darbuotojų ir organizacijos sinergiją kalbėti žmogiškai. Paklausyk, šiandien būtent tai ir darome čia, tinklalaidėje Žmogiškai. Sveiki, tinklalaidės Žmogiškai klausytojai bei žiūrovai. Aš Justė Pakėnaitė Dailytkė ir šiandien vėl kalbinsiu mūsų pašnekovės kita tema. Šiandien mūsų tema labai įdomi, norisi pakalbėti apie darbuotojų emocinę gerovę. Prasidėjus COVID-ui mes patys matom, kad šita tema pradėjo įmonės kalbėti, domėtis ir patys matome, kaip šita tema neužleidžia top mėgstamiausių temų trejetuke vietos, visą laiką išlieka jau ne vienerius metus. Tai manau, kad labai įdomu, labai svarbu apie tai kalbėtis su jumis. Tai šiandien su mumis yra Ignitis grupė žmonių gerovės ekspertė Agnė Gorpiničienė. Tai labas, Agnė. Sveiki visi. Ir taip pat mūsų Triplo Consulting konsultantė, personalo valdymo ekspertė, psichoterapeutė Inga Staniūnė. Tai labas, Inga. Sveiki. Labai smagu šiandien matyti. Tai gal pradėsiu nuo to, kad labai įdomu, kodėl svarbu kalbėti apie emocinę sveikatą organizacijoje. Kodėl iš vis reikia apie tai kalbėti. Tai gal, Agne, pradėsiu nuo tavęs, klausimą tau skirsiu. Ačiū. Klausimas toks labai esminis, pamatinis ir nuo jo tikrai reikia pradėti kalbėti, kodėl tai svarbu organizacijai. Ir greičiausiai, jeigu šitą mūsų laidą žiūri, klauso organizacijų atstovai, jie turbūt ieško tokių argumentų, kuriuose būtų skaičiai, pagrindimas, tyrimai, liudintis, kad tikrai svarbu, tikrai reikia. Na ir tikrai gera žinoti, kad tokių dalykų yra, kad pagrindas yra, pagrindimas yra. Ir aš dažniausiai esu pasiemusi keletą momentų. Tai pirmą momentą tokį žinojimą, kad vienas iš 4 darbuotojų per žmonių per savo gyvenimą patiria tokių psichikos sveikatos sutrikimų, dėl kurių jie turi kreiptis pagalbos. Tyrimai sako, kad netgi dar daugiau, netgi kas antras. Tai štai tada mes įsivaizduokime darbo aplinką ir sumažėjusi darbingumą perpus arba visai, na štai ir ką daryti darbdaviui, ne? Taip pat mes turime tokią savoką prezenteizmas. Esu darbe, bet nesu produktyvus. Jaučiuosi prastai. Ir vėlgi tyrimai rodo, kad bene apie 40% darbuotojų bent kartą metuose tokią savijautą patiria. Mažėja produktyvumas, darbo kokybė, įsitraukimas, lojalumas, ar ne? Kita pusė sako, kad jeigu mes organizacijose rūpinsimės gerovę, inicijuosime projektus, iniciatyvas, net daugiau negu 60% darbuotojų tokią organizaciją rekomenduos kitiems. Ir tai atsiperka ne tik per rekomendaciją, bet iš tikrųjų JAV tyrimai rodo, kad vienas investuotas $1 į mokymo programas grįžta 10. Tai štai toks gal kontekstas organizacijoms pasiimti stiprumui ar ne, pagrindimui, bet aš pati ir mūsų organizacija, mes jau tai atsakėm savo ir man dėl to yra ramu. Ir mes sakom, kad mums rūpi žmogus. Mums rūpi žmogus visas. Ir kaip aš mėgstu sakyti, mes žmogų matome kaip tortą. Tai reiškia, mes samdome ne tik štai ekspertę, ar ne, Agnę, kuri turi kažkokį tai ekspertiškumą, bet samdome Agnę su visa jos istorija. Visų bagažu. Taip, su sergančiu vaiku galbūt, ar ne, su tėvais, kurie negaluoja, su santykiais su savo aplinka, ar ne. Ir natūralu, kad visa tai ateina su manimi darbą, nors samdote tik ekspertę. Ir jeigu norite mane turėti tokią holistiškai visą ir su manim turėti tą tokį tikrą santykį, kada ir skausme, vargėje, laimėje ir nelaimėje,
tada turite pamatyti mane visą. Ir netgi yra gal toks, pamenu, tokia irgi istorija ir tyrimas, kad jeigu klientas turintis santykių su organizacija ir to organizacijoje jis patiria tam tikrų problemų ir organizacija tas problemas išsprendžia, tas klientas tampa lojalesnis, negu jeigu tos problemos nebūtų buvę visiškai. Tai reiškia, jeigu manim keliausite per mano vidinius sunkumus, organizacija su manim keliaus ir mane matys, mane atlieps, aš su jais būsiu dar artimesnė, lojalesnė ir būsiu jų žmogus. Ir kalbant apie gerovę, labai svarbu apsibrėžti turbūt, kas yra ta emocinė sveikata, kas mums rūpi konkrečiai. Ir Ignitis grupėje mes turim labai konkrečiai pasisakę. Tai fizinė, emocinė sveikata, darbo, gyvenimo balansas, finansinė gerovė, turime keletos metų strateginį planą, ką kuriais metais darome. Tai rodo, kad atsakymai yra viduje. Labai reikia daryti. Tai va. Dar nepasakok visų, dar išlaikom intrigą. Tai už tai, Agne, ir pasikviečiau tave šiandien pakalbėti, nes manau, kad jūs savo įmonių grupiai labai daug dalykų darote. Tai labai bus įdomu išgirsti, tai ką darote, kaip taikote, kaip tai naudojate, kaip atskleidžiate žmonių gerovę ir padedate jiem, priimate juos į savo organizaciją. Kaip tu, Inga, matai, koks tavo požiūris, kodėl tu manai, kad svarbu kalbėti apie tą emocinę sveikatą organizacijose, gal kažką papildyti arba kažkokį kitą kampą turi šitą matymę? Man tai tik norisi papildyti Agnę šiek tiek irgi tai skaičiais ir turbūt beklausydama Agnę tavęs kažkaip pagalvojau, kad nauji pasaulio arba žmonijos pokyčiai vyksta po tam tikrų sukrėtimų. Ir aš galvoju, kad ta pandemija, kuri mus pasitiko su visom savo spalvom, jinai davė labai didelį, sakyčiau, paspirtį organizacijoms, Tai yra toks buvo atspirties taškas atkreipti dėmesį į darbuotojų emocinę sveikatą. Juk iki tol tikėtina, kad tai buvo gerokai mažiau sureikšminta arba gerokai mažiau atspindėtas sritis. Ir ką aš atradau, tai 81% organizacijų po pandemijos pradėjo daugiau rūpintis darbuotojų gerovę arba tą emocinę sveikatą, kas yra labai geras skaičius ir tikrai geras rodiklis. Ką pastaruoju metu man teko skaityti ir atrasti, kad nors mes ir kalbam apie darbuotojų gerovę ir emocinę sveikatą organizacijose, bet kai mes kalbam apie tai, kad ar pats darbuotojas išdrįsta pasisakyti, kaip jis jaučiasi, tai dėja tik tai labai maža dalis žmonių, tai yra maždaug 13–20% darbuotojų, jie išdrįsta patys papasakoti, kad susidūrė su tam tikrom emociniam bėdom arba kliūtimis arba tam tikrais, pavadinkime taip, nesklandumais. Tai čia turbūt yra ta kita dalis, kad organizacijos kaip ir kreipia dėmesį, organizacijos kaip ir pradeda daryti tam tikrus veiksmus. Klausimas tik tai tiek, kiek tai atneša tos tiesioginės naudos konkrečiam darbuotojui, kiek tai jam užtenka padrąsinimo, būtent tokio, kokį organizacija duoda. Ir vakar darbėje besiruošdama šitai tinklalaidai atradau absoliučiai naują, suprantu, kad Novartis atliktą tyrimą savo darbuotojus jie apklausė ir tam buvo labai įdomus rezultatas gautas, 2400 darbuotojų apklaustų per visą pasaulį, per jų visus regionus. Ir kasgi ten nutiko, kad tie darbuotojai, kurie pasidalino savo istorijomis su kolegomis, kad jie turėjo tam tikrus emocinius, pavadinkime taip, sviravimus, tam tikrą emocijų disbalansą, tai paskatino jų kolegas atsiverti. Tai reiškia, ne kažkokie tai mokymai, ne kažkokie tai pranešimai, ne kažkokios idėjos, strategijos arba konkrečios organizacijos veiklos, bet iš tiesų tai yra kolegų atvirumas. Ir man turbūt šiandien tą pokalbį visai norėtųsi, Agne, ir su pačia pasukti apie terminą, kuris vadinasi stigma. Nes kuo toliau besidomint ir kuo daugiau lendant į tą temą, kažkaip ta stigma visur minima kaip vienas iš stabdžių, vienas iš tų ribojančių veiksnių,
pasiekti tą rezultatą, kokio didžioji dalis organizacijų juk tikisi, ne, jeigu mes investuojame, turime gerovės programas, turime tam tikrą, kaip ir Agnė pati minėjai, apsibrėžimą, ne, yra kas ta emocinė gerovė, tai kaip visgi tą stigmą, ne, kaip ją truputėlį sumažinti. Ne. Tai vienas iš tų atradimų, kad kolegų istorijos įkvepia ir tikėtina, kad labai stipriai mažina tą vadinamąją stigmą, kad ir aš galiu būti toks kaip tu ir mes visi, kaip ir pati minėjai, ne, 1 iš 4 kaip nieko, nes susiduria su tam tikrom emociniam problemomis, ne, arba tom emocinės sveikatos disbalansu. Fantastinės pasukimas. Stigma yra tikrai kaip be jos, kai kalbame apie emocinę savijautą, apskritai savijautą. Ir ką sakai apie tą kolegų atvirumą tobulą, identišką, turiu patirtį, grinai iš organizacijos. Ir jeigu galiu dabar ir tada ir pasidalinsiu. Mūsų įmonių grupėje veikia gerovės mentoriai. 30 kolegų, kurie yra apmokyti teikti emocinį palaikymą kitam kolegai. Jie daro ir kur kas daugiau, ir eina į komandas, ir ten veda mokymus, ir veda fasilitavimo sesijas, kada tiesiog reikia atverti, pažinti komandą, suprasti, kame yra problema. Bet noriu prisiminti pačią pradžią gerovės mentorių. Tai buvo 22 metų pradžia ir štai startuojam pasiruošę klausyti kolegų negandų. Štai mentoriai prisistato, ir laukiam. Kada ateis tos klausimas? Laukiam, žinot, ir eina tokios jau nuogirdos, kad žmonės kalba, kad tikrai programa kažkokia keista, nes kam to reikia, nesgi yra psichologai, yra žmonės, kurie yra kvalifikuoti teikti tą paramą, yra linijos nemokamos, galimagi skambinti. Palauk, bet dabar kaip aš kalbėsiu su savo kolega apie tai, kaip jaučiuosi, taigi mes kartu dirbam. O jeigu teks dirbti viename projekte, kaip jis tada mane vertins, o kaip aš jausiuosi, kaip prasilenkdamas koridorių žinosiu, kad jis žino, tokių klausimų begalė. Ir tai mes labai aiškiai jautėm ir iš kreipimusių nebuvimo, ir iš tos tokios bendros opinijos, kurie egzistuoja, ir ką mes darėm. Pradėjom nuo savęs, nuo savo pažeidžiamumo. Pradėjom patys kalbėti kaip gerovės mentoriai ir sakyti, kodėl aš esu mentorius. Ir dažniausiai žmonės į psichinės sveikatos temą, psichologiją gręžiasi ne dėl to, kad jie esti pilni laimės ir gėrio ir džiaugsmo, bet dažniausiai jie yra patyrę skaudulį ir jį kažkaip teisingai išsprendė ir dabar atpažįsta tai kitame žmoguje ir nori padėti atliepti tai, ar ne? Ir kiekvienas mentorius pradėjo pasakoti savo istoriją. Kodėl jis yra čia. Ir ta istorija ne visada yra šviesi, ar ne? Būta sunkumų, būta išgyvenimų, būta sutrikimų, būta patirčių sunkių, kurios tai šiandien jį padarė tokį. Ir jis nori išgirsti kitą, nori priimti jį, jis nelaiko kažkokiu defektyviu, jis kaip tik ieško bendrystės. Ir žinokite, buvo kampanija. Tai nėra, kad pasakiau, tai yra žiauriai sunkus darbas, nepavargti. Nepavargti apie tai kalbėti ir kurti nuolat tą atvirumo kultūrą. Neužtenka pakabinti plakato, išplatinti žinutės, parašyti laiško. Kiekvieną dieną turi priminti, kad aš esu čia dėl tavęs. Ir šiandien per mėnesį mes turime apie 20 pokalbių su kolegom. Kaip puiku, kaip gera girdėti. Fantastika, žinokit, aš labai tikiuosi. Bet tai neatsitinka per naktį, per pusmetį ir net metus. Tai 3 metai realiai, ne? 22, 23, dabar 24 yra, 3 metai, kaip vysto tą ir darot. Tai turbūt yra kultūrinis virsmas, kuris vyksta, ne? Ir kaip mes sakom, pakeisti organizacinę kultūrą, turbūt reikia tų 3-5 metų, ne? Man dar toks,
Kitas svarbus aspektas, aš girdžiu apie kolegas, kurie ir būtent Novarčio tyrimai yra kalbama apie kolegas. Tai, ką aš pastebiu, turbūt, kad mūsų kultūroje ir mūsų visuomenėje mes kolegas taip vertinam ir atsargiai vertinam ir tuo pačiu nori priimam, bet mano galva, kad kultūriniu aspektu žiūrint, mums reikalingas ir tas aukštesniojo lygio vadovo patvirtinimas, ne? Tai kitaip tariant, akceptacija, kad žiūrėk, aš suprantu, apie ką tu kalbi. Ir vėlgi vienas iš tų svarbių aspektų tai yra tas aukščiausio lygio vadovų palaikymas ir jų įsitraukimas į būtent emocinės gerovės, apskritai tos kultūros kūrimą. Tai ne tik tai susiję su tuo, kad ar vadovas pats geba pasisakyti, kad žiūrėk, aš irgi čia gal truputį pasikarščiavau, perdegiau, net pažinau savo emocijos, buvau gal ne iki galo atspindintis tą realią situaciją. Tačiau žvelgiant dar giliau, kiek pats vadovas prisideda prie darbo ir poilsio balanso kūrimo, prie tam tikrų vidinių taisyklių, elementarių, siųsti laiškus darbo metu, atsakyti per kažkokį tam tikrą laikotarpį, vėlgi gyvendinti susitarimus ir taip toliau. Tai va čia, Agne, irgi galbūt smagu išgirsti tą praktinį pavyzdį, kaip jums pavyko. Mano galva, kad darbuotojai, kolegos, viskas okei, bet lietuviška kultūra visgi yra tokia gana hierarchinė vis dar, ne? Ir tas, man atrodo, aukštesnio lygio vadovo patvirtinimas, jisai toks gal ne tiek stipriai išreikštas, bet kažkur viduje kaip ir kirba, ne? Kad, o kągi jie ten apie tai galvoja, ne? Ir kiek tai yra svarbu. Vėlgi tyrimai rodo, kad aukščiausio lygio vadovų įtraukimas yra esminis ir jis būtinas, norint daryti tą pokytį. Tai pas jūs. Kaip pas jūs įvyko? Kaip pas mus. Aha, pas mus yra taip, kad dar kartelį grįžtu truputėlį iš tom atsakymą prie gerovės mentorių, daugiau negu pusė gerovės mentorių yra vadovai. Tai čia ir atsakymas. Netęsiu, nes yra ir programų vadovams, bet tai galima sugalvoti, tai galima nusipirkti, suplanuoti, bet jeigu klausėte apie tai, tai turbūt. Tai atsakymas aiškus. Labai gera girdėti. Vadinasi, ta kultūra, jinai turi tokį, pavadinkime taip, stiprų pagrindą. Ne? Aš, girdėjau pačią kalbant, apsibrėžiant, kas yra ta emocinė gerovė. Ne? Ir jeigu taip žiūrėti, ta emocinė sveikata, ne? Ir iš ko jinai susideda, juk yra tokie 4 pagrindiniai dalykai. Ne? Tai yra, kaip mes kuriam santykius, kaip mes tvarkome su tam tikrais netikėtumais, kaip mes mokomės, ne? Ir kaip mes mėgaujamės gyvenimu. Tai bet aš galvoju, kaip pas jūs tas 4 taškų, 4, pavadinkime taip, kampų balansas atrodo. Ar visgi kažkaip į kitą pusę iškeliavot, kalbant apie emocinę gerovę ir galbūt turite savo apsibrėžimą, galbūt turite savo fokusą, kaip diegiate tą kultūrą organizacijai? Taip, emocinę gerovę mes suprantame, mes patys ją susikūrėme, mes turime emocinės gerovės ekosistemą. Tai reiškia, kad yra programa, kuri apibrėžia keletą svarbių dalykų. Tai yra tokia, sakau, higiena, toks budintis, palaikantis tinklas, kuris sako, kad jeigu tau kažko reikia, mes esame čia. Ir ta emocinės gerovės ekosistema susideda iš tokių dedamųjų. Vienas dalykas tai yra profesionali pagalba. Tai reiškia skambučių linija, ar ne, krizinių situacijų valdymas, smurto priekabiavimo prevencija, šitie dalykai, ar ne. Jeigu tau yra tokių indikacijų, tu turi čia pagalbą. Ir visą tai yra sutvarkyta, veikia ir tiesiog reikia duoti žinią ir tada įsijungia algoritmas. Kitas dalykas yra savipagalba. Tai reiškia, kad organizacija duoda įrankius, resursus, leidimą čia ir dabar darbo metu ugdyti reikiamas kompetencijas, kurių trūksta, arba mes sakome, kad siūlome, ar ne? Ir tai yra ir mindfulness, ir nervo klajoklio praktikos, ir nesmurtinė komunikacija,
edukacija, seminarai, susitikimai, įkvepiantys lektoriai, kurie yra ne tik psichologai, bet ir sportininkai, mokslininkai, tyrinėtojai, dvasininkai, visų sričių, kurie gali kalbėti apie gerovę, susitikti ties tuo pačiu dalyku. Ir paskutinis dalykas, kurį sakiau, yra ta kolegiška parama, tas kultūrinis momentas, kas yra mūsų ekosistemoje, tai yra žmonės šalia, kurie dirba čia. Tai yra gerovės mentoriai, kurie gali čia pat tave pagauti koridorių ir paklausti, tai kaip tu esi? Kurie gali vadovo paklausti, ar viskas gerai, aš galiu ateiti į tavo komandą ir turiu žiūrėk mokymų tinklelį, mokymų meniu, gal nori kažką galiu atnešti, o gal tiesiog ateisiu pasikalbėti, pasilito diskusiją, pasigryninsim. Tai tokia mūsų yra tas pamatas, ant kurio jau statom kitas kompetencijas, kurias norim, tą dirvą, kuri kūrė tokį emocinį saugumą, kurią jau po to gali augti, ką tu jau nori. Gali auginti produktyvumą, lyderystę, komandinį darbą, psichologinį atsparumą, kur mes link einam. Tai mūsų gerovė emocinė yra apie tai. Labai gražiai įvedė kitą tokį potemę, nes dažnai skamba klausimas, o tai kas atsakingas už tą darbuotojo emocinę gerovę organizacijoje? Ir tų įvairių nuomonių yra, aš kaip konsultantė jau tikrai tą pastebėjau, plus organizacijos atstovė irgi matau tam tikrus nuomonių išsiskyrimą. Vieni sako, kad tai yra žmogaus asmeninis reikalas ir kad jis ten turėtų emocinę tą savo gerovę ir sveikatą daryti, užsiminėti, tobulinti, gerinti kažkaip savo laisvą nuo darbo metu. Kiti sako, oi, čia darbdavys už tai yra atsakingas. Ir aš girdžiu tą tokį balansą, kuris yra jūsų organizacijų ir man iš tiesų tas labai stipriai imponuoja, nes mano galva, kad yra stipri labai kolaboracija reikalinga, norint turėti tą efektą arba kitaip tariant kultūrą, kuri pasiektų kiekvieno širdį, kuri pasiektų kiekvieną ir kuris tikėtų tą kultūrą, nes jeigu mes kursime iš organizacijos pusės mokymų tinklelius, kviesimės kažkokius lektorius, bet turėsim kolegas, kurie vis dar galvos, kad tai yra nesaugu, tai yra ne man, kodėl aš turiu apie tai pasakoti, gal kitas gali, kad ta komunikacija yra labai svarbi ir tikrai man tenka dar matyti organizacijose žmonių, kurie jauti, kad vyksta kažkoks, kažkas ne taip, kažkur streso galbūt lygis per didelis, bet atsiverimui arba nėra laiko, arba visgi yra tas gajus įsitikinimas, kad tai yra mano asmeninis reikalas ir organizacija apie tai neturi žinoti. Ir beje, šitą galėčiau paantrinti iš psichoterapeuto darbo, kad vis dar yra žmonių, kurie nesidalina ir nesikreipia pagalbos į darbdavį, nepaisant to, kad lyg ir yra užuomaskos, lyg ir yra tos vadinamosios, pirmosios pagalbos, pavadinkime tai paketas, darbuotojų sukurtas. Tai šitą vietą man truputėlį dar, pavadinkime taip, skatinanti paieškoti to tobulo varianto. Bet labai pritariu Agne pačiai, kad iš darbuotojo pusės irgi ta iniciatyva turi būti, ar tai mokytis, ar tai komunikuoti, ar tai dalintis, užsiimti savipagalbą. Labai gražiai tą terminą paminėjote apie savipagalbą, tai reiškia sužinoti, kur aš galiu kreiptis, jeigu mane ištiko kažkoks krizinė situacija, jeigu aš jaučiu, kad galbūt ne čia aš noriu ieškoti pagalbos, o išorėje, tai kokią tą informaciją, susistemintą informaciją man reikia turėti. Tai šitas labai svarbu turbūt akcentuoti, kad visgi emocinės gerovės arba emocinės sveikatos, tos supynės, supuoklės yra iš tiesų pas abu atstovus, tai yra tiek darbdavio abipusės, tiek darbdavio, tiek darbuotojo. Tik tai kiekvienas turime savo atsakomybės, būtent kiekvienas turime savo skirtingas rolės, ką mes norime ten pasakyti, ką mes norime duoti, ką mes norime išnešti. Tad galvoju, kiek Agnė apie tai kalbat organizacijoje, kad nors mes kaip darbdavys turime savo, prisiimam atsakomybę ir imam jūs, kaip sakot, priimam į darbą su visa istorija, bet istoriją tai rašo kiekvienas iš mūsų, tai kaip tą atvirumą gal turi dar idėjų skatinti organizacijose tose, kuriuose vis dar trūksta. Greičiausiai vėlgi grįžčiau prie to psichologinio saugumo, tos dirvos, kurie turi būti tikrai derlinga paruošta, kurioje tikrai būtų galima kalbėti.
kelti klausimus ir ypač nepatogius, ar ne. Vienas momentas, tada taip, abu turi susitikti, ir darbdavys, ir darbuotojas. Darbdavys žengia žingsnį žmogui siūlydamas savo priemonės, resursus, laiką. Darbuotojas turi žengti savo žingsnius ir prisimti atsakomybę, įsitraukti, kad būtų abipusė pastanga ir susitikimas įvyktų. Pradžioje šitos ekosistemos kūrimo ir ypač tokių algoritmų kūrimo, tiek smurto priekabiavimo algoritmo, tiek perdegimo ir taip pat ir gerovės mentorystės pradžios, labai dažnai matėme tokį fenomeną, kuomet darbuotojas ateina su savo užklausa ir tikisi, kad kažkas ją išspręs. Rodytų, kad štai aš atnešiu problemą ir čia mano darbas baigėsi. Ir labai didelis iššūkis ir toliau supervizijų temos driekėsi jau pakankamai daug ir mentorių kolektyve, ką daryti. Ar aš turiu spręsti kolegos problemą? Matau, kad yra sunkumas, matau, kad yra problema. Ar aš galiu įsitraukti, nes toks užauga, toks noras, ta tokia pagalbininko, gelbėtojo, labai svarbu palikti atsakomybę ir patikėti darbuotoju, kad jis gali. Mes esam tas palaikantis tinklas, kuris yra, į kurį visą laiką galima atsiremti, kuris visą laiką pasakys, nukreips, padės, bet svarbu neatimti žmogaus to žingsnio. Nes kartą jis tą problemą išsprendęs, žinos, kad aš galiu, kad dalykai čia pas mus veikia, o ne tik aš galiu skūstis ir sakyti, kaip pažiūrėk, man nutiko. Tai va šito momento stengiamės nepražiūrėti, tą įgalinimą atiduoti žmogui. Atsakomybę, ne? Atsakomybę. Ta atsakomybė palieka pas tuos darbuotojus, kad tai vis dėlto yra jų dalis ir jie turi veikti, kad vyktų tam tikras pokytis jų gyvenime. Kaip dažniausiai turbūt ir būna. Jeigu mes būtumėm kažkam atiduoti atsakomybę už savo gyvenimus ir savo savijautą, tai greičiausiai būtumėm atidavę ir medikams, ir psichologams. Bet kad ir kaip būtų, vis tiek liekame patys su savo iššūkiu, tai galbūt stipresni, žinodami kaip, turėdami jėgų, bandyti dar kartą išspręsti. Palėtėm apie tai, kad jaučiasi, ne, ypačinga, tu sakai, kad jauti organizacijose, kad jaučiasi, kai kur darbuotojai blogai, ne, tai kaip organizacijos turėtų nusistatyti, ne, kas padėtų jiem nusistatyti tą darbuotojų emocinės gerovės, tą būklę, būseną, ne, kažkokie įrankiai ar metodikos, nuo ko pradėti tai daryti? Man atrodo, kad vienas iš tų įrankių tai yra darbuotojų nuomonė, ne? Tai turbūt, kad nuo ko mes galim pradėti ir pasitikrinti temperatūrą, tai ar tai būtų kažkoks įstraukimo tyrimas, darbuotojų nuomonės tyrimas, tie vadinamie tokie momentiniai, vadinamie tokio pulso, termometriniai pasimatavimai, vėlgi klausant labai tiesių klausimų, kaip jūs čia jaučiatės, ne, ten skalėje galima įvertinti, galima kalbėti apie streso lygį, galima kalbėti apie kažkokias, tas vadinamasias emocijas, bet aš tai kažkaip, jeigu žiūrėti iš organizacinės kultūros pusės, man visą laiką yra smagu stebėti, kaip vyksta organizacijose susibūrimai ir susirinkimai. Ir vienas svarbus dalykas, kuris, parodo tam tikrą organizacinę kultūrą, tai jeigu susirinkimo metu nevyksta natūralios diskusijos ir ta diskusija vyksta tik tada, kai kažkas vienas užduoda klausimą, visi kiti jį atsako. Jeigu ta diskusija vyksta tada, kai pradeda kalbėti aukščiausias tame susirinkime dalyvaujantis žmogus, ne, ir tada vyksta toks, paklausė atsakiau, aš turiu tokį didelį signalą, ne, kad tai vadinasi, tose organizacijose labai tikėtina, kad kažkur yra spraga dalinantis idėjomis, kad tikėtina, kad tose organizacijose taip mes galim vartoti terminą, yra labai žemas arba mažas psichologinis saugumas, kad tose organizacijose yra laikomasi tam tikro galbūt ir hierarchinio statuso ir tikėtina, kad ten yra nutylimi jausmai ir emocijos. Vadinasi, ten kalbėti apie tai, kaip aš jaučiuosi ir kodėl aš pasisakiau vienokią arba kitokią idėją,
yra nebūtinai saugu, nebūtinai patogu ir nebūtinai gera. Na, tai vat, man taip iš personalo valdymo pusės arba iš konsultanto pusės turbūt susirinkimai arba buvimas keleto žmonių vienoje erdvėje yra labai geras lakmuso papirėlis pasitikrinti, ar ta dirva jau ten, taip sakant, galima jau kultivuoti, ruošti kažkokiam pokyčiui, kaip ją ruošti ir nuo ko pradėti iš tiesų. Tai sakyčiau, čia yra tas momentas. Taip, nuomonės tyrimai, įsitraukimo tyrimai irgi turbūt yra svarbus dalykas, ten tie klausimai parodo skaudamas vietas ir galbūt nuo ko greičiausiai mums reikėtų startuoti. Kaip pas jūs buvo, nes man šitą vietą iš tiesų pasakojimo pačios irgi užkabino apie tą dirvos ruošimą. Tai vat galvoju, kas pas jūs tas buvo indikatorius, ne, kad jau reikia ruošti dirvą būtent gerovės mentorių programai, gerovės mentorių atsiradimo organizacijoje. Turbūt galite spėti, ir tai yra pasaulinis įvykis. Signalas, kaip ir visiems, buvo pandemija, kada mes supratome, kad nebegalime dirbti taip, kaip dirbę, ir turime žiūrėti į savijautos momentus, turėjome ir perdegimo organizacijoje, tai mus tikrai sukrėtė. Ir man labai patiko mano organizacijos pozicija, kai net ir pasibaigus pandemijoje mes sakome, mes tęsiame. Mes nesustojam. Žiūrėkit, karas ar ne, palaukit, baigsis kažkas, tai prasidės dar kažkas. Ir gyvenimas yra toks, labai už ką, sunku verčiasi liežuvis, bet už ką galime dėkoti pandemijai, tai už tą sąmoningumą. Dabar nuo to, kaip toliau mes judame stebėdami, kas tas lakmuso papirėlis, leidžiantis mums jausti, kaip žmonės jaučiasi, yra, jeigu įmant taip tyrimo prasme, tai yra darbuotojų patirties tyrimas, kuris daromas, vyksta kiekvieną ketvirtį ir ten yra tyriamos įvairios organizacijos etapai ir kaip žmonės juose jaučiasi. Yra pagrindinis klausimas, ar rekomenduotum darbdavį šitą kitiem, ir yra 4 klausimai apie psichologinį atsparumą. Ir matome visą šitą vaizdą, kaip darbuotojas jaučiasi įvairiose etapuose ir matome tą psichologinio atsparumo momentą. Matau visas 300 virš komandų ir jų rodiklius. Ir kaip labai norėčiau papulti į susitikimą ir galėčiau pamatyti, kaip kas pirmas pradeda kalbėti, bet kai yra tokia organizacija 4000 plus, Lietuvoje ir užsienio šalis, tada belieka tyrinėti. Ir kai matau, kad rodiklis yra žemesnis negu vidurkio ir standartinis nuokrypis, tada galiu klausti, ar tojo komandoj viskas tvarkoj, kokie yra dar tos komandos rodikliai, taip pat juos stebime, tokie hardiniai rodikliai, ar jie nesvyruoja, tarkime, atostogų skaičius, etatų skaičius, sergamumas, kaip tai, ar ne, pasižiūriu dar ir šitas aspektus. Ir tada kalbu su ta komanda, ar galėčiau kažko padėti, ar tas rodiklis, nes statistika dažnai būna vidurkis, tai yra dažniausiai netikslu, ar tai yra tiesa, gal galėtumėm kažkuo padėti, nes štai atsinešu visą paketą, kuo gali organizacija padėti. Ir tada iš tiesų yra vadovo ta atvirumo dabar ta zona, kada jis sako, yra šis tas, gal galite ateiti, pasikalbėti, padiskutuoti, ar ne? Tai tas drąsa prabilti. Ir man čia ateina į galvą tokia istorija, gal jūs irgi žinote apie Amy Edmondson, dažnai dalinasi šitą istoriją apie Challengerį, kosminį laivą, ar ne? Tai ten jo paleidimą ir kur paskutinėme etape darbuotojas sėdėjo klausydamas to didingo pranešimo apie šitą misiją ir jis neišdrįso pasakyti, kad turi abejonę, kad ten yra galbūt problema. Ir iš tikrųjų ta misija baigėsi tragiškai ir po to, kai jo klausė, tai kodėl tu nesakei? Kur tu buvai? Ir sako, aš buvau čia,
o ta vadovė, kuri kalbėjo, yra ten kažkur. Tai va, ta atotrukis, ta hierarchija, ar ne? Tai kaip svarbu tas psichologinis saugumas, tas gebėjimas pasakyti, drąsa klysti. Mes negalime inovuoti, negalime kurti naujų dalykų, jeigu mes neturime drąsos, neturime terpės komandoje klausti kvailų klausimų galų gale, abejoti kitų. Mūsų organizacija yra labai įdomi, mes turime įvairių amžiaus grupių, tiek labai jaunų, inovuojančių žmonių, kurie kūrė energetiką, išgyvena kartu tą transformaciją, o yra ir žmonės, kurie ekspertai visą gyvenimą ir dirbę energetikos srityje ir mes net negalime jų pakeisti, nes nėra dar pamainos ir jie yra iš tikrųjų be galo svarbus žmonės. Ir štai va tokioj labai įvairioje organizacijoje, kur yra ir profesijų apie 100, visos amžiaus grupės, Lietuva ir užsienis, man yra tai vienas didžiausių iššūkių. Kur atvirumą, tą kalbėjimą, atvirą kultūrą. Ir negaliu nubėgti iki kiekvienos komandos ir paklausti, tai kaip. Galiu tik tai drąsinti mentorius, vadovus, kalbėti, kviesti, rodyti pavyzdį, kad mes apie tai, nes mes negalim būti visur. Mes negalim visur padėti pagalbą, bet mes galim jūs kviesti būti drąsiais ir įsitraukti. Štai vėl grįžtu prie atsakomybės, ne? Kad mes turėtumėm ją prisimti. Kiekvienas už save ir natūralu. Man tai labai gera girdėti, Agne, iš tiesų apie turbūt kelis aspektus norisi sugrįžti, ne, kad aš girdžiu, kad gerovės mentorių iniciatyva lyg ir iš pradžių buvo galvota, kad tai bus projektas, ne, kaip susidoroti su tam tikra situacija ir staiga išvirto į tokį procesą, ne, su kuriuo dirbama, kuris yra vienas iš organizacijos jų sudedamųjų dalių. Ir kas yra tikrai labai labai džiugu. Ir palėtė pati tą temą apie atostogas ir apie ligas. Ir man iš karto pradėjo suktis galvoj, o kaip tai yra įtraukta ir susijęta su kitais personalo procesais. Galbūt jau pastebėjot, kiek tas emocijos, būtent tų emocinės gerovės partnerių ir tų koordinatorių ir mentorių buvimas organizacijų ir kultūros kūrimas, gal yra kažkokie kaitos rodikliai, gal yra kiti procesai, gal yra kiti KPIs vadinamieji, kur pamatėt pokytį. Ir kad šiandien dienai, kaip ir pati sakot, jeigu yra kažkokie atsakymai iš darbuotojų patirties tyrimo, ne visai galbūt atitinkantys į norimas, tarkim tas ribas ir tos rėžius, mes einame giliau. Tai kas yra giliau? Kokie dar yra personalo procesai, kuriuos siejate būtent su emocinių mentorių projektu ir pačia sėkme? Jeigu teisingai suprantu, ko klausi, tai gerovės mentoriai, jų veiklos sritis yra emocinė gerovė. Bet gerovė kaip tokia, Ignitis grupėje emocinė gerovė nepasibaigia. Mes taip pat rūpinamės fizinę gerovę, ten yra kiti ambasadoriai, kurie judina žmonės, nes fizinis aktyvumas yra labai susijęs ir su atsparumu, ar ne? Mes taip pat žiūrime į darbo ir gyvenimo balansą, kaip minėjau, perdegimo algoritmas, ne tik prevencija, kas yra komunikacija, kalbėjimas, atpažinimas, bet ir intervencija. Ką darom, kai pamatom, kai susiduriam su rizika? Kokie tada įsijungia procesai? Kas ką daro? Nes būna, kad ir tada nežinia, ar ne? O kokia yra postvencija? Kaip grįžta žmogus? Kaip mes jį susigrąžinam? Visas tas modelis, ar ne? Tada šeimai palanki darbovietė, darbuotojai, kurie šiuo metu yra tėveliai ir atostogose, ar ne, kaip su jais išlaikyti ryšį, kaip juos susigrąžinti, karjeros konsultavimas jų, ar ne, tada ką daryti, kai ateina štai vasara ir vaikai namie, kaip juos pasikviesti, kaip čia gebėti būti. Tai aš net nežinau, finansinė gerovė, kas irgi jau bus kitų metų mūsų vienas stipriausių prioritetų, kur kalbėsim apie tai, apie finansinį raštingumą. Tai aš gal čia turbūt norėčiau tik išplėsti, kad ne tik emocinė sveikata pas mus yra žiūrima, visas toks prioritetų sąrašas, kuris turi savo laiką, kada jis aktualizuojasi, kokios yra iniciatyvos ir tada su jomis mes ir užsiemam ir dirbam.
Mhm. Man gal taip noris dar pagilinti truputėlį ir kalbant apie, pati paminėjot apie ligų dienas, apie atostogas, ar pastebėjot galbūt pasikeičiančią darbuotojų kultūrą, ne, kada įsivedat visą tą gražų į paketą, apie kurį ką tik papasakojot. Nes, kasgi nutinka, ne, nutinka visko gyvenime, ne, kartais mes pamirštam, kad reikia eiti tvarkingai atostogauti, kartais mes norime sirgti, bet sakom, čia man tik tai sloga ir aš čia galiu gal kažkaip truputuką prisidėti, nes negaliu pavesti kolegų. Kartais žmonės su labai aukšto atsakomybės lygiu, ne, jie tiesiog kartais patenka į tam tikrus pastus. Tai mano gal klausimas iš tos pusės, ar pastebėjot ir tą pasikeičiančią kultūrą, kad darbuotojai moka nustatyti ribas, kad atsiranda tas iš tiesų atsakomybės suvokimas, kad jeigu aš atostogauju, tai aš atostogauju, ne, kad aš gerbiu jūs likote darbe, aš suprantu, kad yra tam tikras krūvis, bet norint, kad aš sugrįžčiau pailsėjęs ir įsijungčiau į komandą pilnu tempu, man reikia tų 2 savaičių atostogų. Arba aš turiu pasveikti, norint sugrįžti į darbą ir atsiduoti projektams ir užduotims taip, kaip iš manęs reikalaujate, ne, arba koks yra tas lūkestis. Kaip su šia kultūra? Aha, jeigu mėgstu skaičius, bet neturiu iš to skaičiaus, bet galbūt per praktinius pavyzdžius tada galiu papasakoti apie tą tokį ribų brėžimą. Aha, pandemijos metu turbūt jūs irgi patyrėte, kad kai esame labai pasiekiami, labai lengva dirbti be darbo valandų, dirbti iš virtuvės, turėti susitikimą čia pat, rodo viskas taip paprasta, kaip lengva. Ir mes labai džiaugiamės stebėdami mūsų grupėje, kad efektyvumas stipriai išaugo. Pandemijos metu mes buvom labai performeriai. Bet tai turėjo kitą medalio pusę, ar ne? Tai buvo apie savijautą, apie atotrūkį, apie vienišumo jausmą. Ir tą darbuotojai kalbėjo. Ir turbūt manau, kad pamokos gyvenime vyksta tokių siūbavimo principų, kai visi išsikraustėme namus, o Dieve kaip faina, bet tada pamatėm, kaip yra kita pusė ir tada bandom grįžti į kažkokį tai kitą variantą. Biuras, aha, o gal gali būti kažkas per vidurio. Ir ieškoti tokį viduriuką, tą ieškojo organizacijos, ir rado ir mūsų organizacija, ir mes dabar tame esame. Tai toks nuo vieno kraštutinumo į kitą ir atrasti tą kas tinka tau. Ir iš tokių dar praktinių pavyzdžių, pavyzdžiui, 15 minučių meditacijos darbe, mes tai praktikuojame kiekvieną savaitę, jau 3 metų. Taip, darbai yra, jie visą laiką buvo, bet suvokti, kad ta pauzė gali labai stipriai pakeisti tavo atėjimą prie darbo arba padėti pakeisti vieną darbą į kitą darbą arba efektyviau įsijungti į susitikimus. Mes dar planuojam irgi tokį eksperimentą pauzę prieš susitikimą. Tai aš labai noriu, kad ir stengiamės, kad praktikos ne tik būtų įsiūtos būtų formalios, bet būtų įsiūtos ir į mūsų kasdienybę. Ir kad tai žmonėms būtų jau automatizmas, naujasis automatizmas, sustoti prieš kažką darant, sustoti prieš reaguojant ar ne kažkaip. Aha. Pareflektuoti vieną tą temą. Tokių pauzių. Tai štai, tai turbūt toksai būtų mano papildymas. Agne, kokį balansą radot tarp namų ir darbo? Koks pas jūs dabar, kuris veikiantis pas jūs šiuo metu yra modelis? Dalis dienų yra iš biuro, dalis yra iš namų. Galima pagal save jas rinktis ir susižymėti ir vaikščioti tokiu būdu. Tokį asmeninį grafiką pasidaryti, kaip vaikštų. Puikiai. Atsakomybė. Taip, ir vėl perdodam, čia kalbam apie tai, kad vėl perdodam atsakomybę žmogui, duodamas tam tikros gairės ir taip pat žmogus renkasi tai, kurią kryptim. Tai kaip manot, čia taip jeigu pagalvotumėm, paspėtumėm, o tai kaip atrodys ta emocinė gerovė ateityje, kokia jos tendencija, ką įsivaizduojat, ką jūs mąstot? Inga, gal nuo tavęs pradėsiu. Aš tai matau prieš akis tą, kaip sukurti darbuotojo emocinę gerovę darbe mūsų tinklalaidės pavadinimą ir vis taip, karts nuo karto vis grįžtu, ne, kur ir prie viso paketo, ir prie konkrečios šitos temos.
Aš tai turiu tokią savo viziją, kad jinai jau tapo tokiu kaip nauja realybė, į ką jinai labiau transformuosis, tai tikėtina, kad į didesnį atvirumą, į didesnį normalizavimą, kad mes galime būti įvairūs ir galim būti skirtingi, nes turbūt, kad šiandien dar vis noras yra visus sudėti į kažkokias tai labai kerteles, bet vargu bau, nes kertelių gali būti tiek, kiek yra žmonių organizacija ir tai yra absoliučiai individualus priėjimas ir požiūris. Tai man turbūt, kad kalbant apie ateitį ir ją vizualizuojant, tai kalba yra apie tai, kad organizacijos galėtų pasiūlyti įvairovę ir spektrą veiklų, o darbuotojas turėtų galimybę pasirinkti tai, kas jiems šiandien dienai yra tinkama, artima, reikalinga ir būtent kokios pagalbos jisai šiandien nori. Galbūt jis nori tos vidinės pagalbos, galbūt jis nori išorinės pagalbos, o gal jam tiesiog reikia įlįsti į biblioteką ir paskaityti kažkokį straipsnį arba paklausyti tam tikrą įrašą ir jau tai bus didelė ir smagi pagalba. Tai man kažkaip skamba turbūt apie tai, kad emocinė gerovė darbe tai yra kaip vienas iš procesų arba kaip viena iš veiklų, kuriai aš periodiškai ir kasdien gal net skiriu tam tikrą savo darbo laiką. Turbūt apie tai. Ačiū, Inga. Agne, kaip tu manai? Aš labai svajočiau, kad pokalbiai apie darbuotojų emocinę gerovę jau nebeprasidėtų nuo klausimo, tai kodėl to reikia arba kam to reikia. Tikrai, jau norėčiau eiti tolyn apie tai, kaip tai darome, kaip inovatyviai tai darome, kaip sugebame prisitaikyti prie skirtingų auditorijų ar net atliepti jų lūkesčius. Kitas dalykas, aš dabar dar ką irgi jaučiu, bent jau aš jaučiu didžiulę pasirinkimų įvairovę. Joga, meditacijos, tai tas, ir tada visko norisi. Tai ką tam dabar darbuotojui duoti, žiūrėk, prabalsuoja ir to norėtų, tai ir galvoju dabar, o ko organizacija linkėtų savo darbuotojui. Jeigu jie du susitiko, jie vadinasi, eina į kažkokį tikslą, kuris yra bendras, kas padėtų jiedviem ten keliauti? Tai nereiškia, kad yra organizacija, jos praktikos, jos labai fainos imu, nes man irgi jų reikia, bet aš žiūrėčiau į save, kur aš dabar esu. Kokios mano dabar yra problemos ar iššūkiai, koks mano tas startinis taškas. Ir nuo to tokio vidinio audito ir tada pradėti galvoti, ką stiprinti, kur kreipti savo kalbėjimą, savo iniciatyvas. Ir gal tai nebūtinai yra joga, ar nebūtinai yra psichologas, gal tai yra tiesiog atvirumo kultūra, gal tiesiog pradėkime kalbėti. Ir labai aiškiai suvokti, kas yra emocinė sveikata, apsibrėžti savo tą savoką. Ar tai yra gebėjimas pažinti jausmus, ar gebėjimas išsakyti, ar savireguliacija, ar sveiki produktyvūs santykiai. Tikrai norėčiau, kad organizacijos pradėtų žiūrėti į tai kaip į projektą, kuris turi savo tikslus, jis yra stebimas, kuris turi savo testinumą, kuris yra planuojamas, nes labai skauda, kada būna pametami dalykai pakeliui. Taip, tai turi būti projektas, bet klausimas, kodėl, turi būti apie širdį, nes man tai rūpi, nes organizacijai tai rūpi. Tai gal taip. Agne, aš noriu pačią truputuką papildyti. Kadangi visiškai neseniai pravedžiau mokymus irgi apie emocinę sveikatą ir aš turiu šiek tiek papildymą su emocinė darbuotojų gerovė, emocinė sveikata. Man asmeniškai visgi tai yra apie procesą, nes emocinė sveikata tai yra būsena, jeigu tai pasižiūrėti, ir emocinė sveikata yra būsena, kuri gali kisti. Ir man kažkaip skamba apie tai, kad emocinės gerovės iniciatyvos tai yra daugiau procesas, kuris turi galimybę keistis, kuris turi galimybę transformuotis ir
tikrai, kuris turi galimybę tikėtina, kad gerėti ir prisitaikyti prie organizacijos poreikių. Tai čia turbūt tas projekto ir proceso turbūt apibrėžimas. Tai kažkaip norėčiau kažkaip labiau gal pasidalinti tą savo viziją ir apie patį procesą, kad tai yra pokytis. Ir labai gerą kampą paėmė Agnė apie tai, kad kur ta atsakomybė, ir kasgi vis dėlto turi būti, pavadinkime taip, driveris, arba kur tos ribos, darbuotojai sprendžia ar organizacija sprendžia. Ir man kažkaip labai rezonavo į tai, kad kartais mes pasiduodami tai, kad mums reikia jogos, kartais mums reikia kažkokios vienokios arba kitokios iniciatyvos. Ir mano galva tada organizacijos truputuką pameta savo identitetą arba pameta savo kryptį. Tai mano turbūt irgi palinkėjimas organizacijoms yra, kad pirmiausia suvokime, ko mes patys norim kaip organizacija ir kas mums yra svarbu. Ir nebijokime to ištransliuoti. Nes taip kaip kiekvienas žmogus, kaip kiekvienas darbuotojas, mes turime savo viziją, turime savo vertybės, turime savo kažkokią atspirties tašką, tai labai linkiu to nepamesti organizacijoms. Nes man atrodo, kad pastaruoju metu vyksta tos varžytuvės ir organizacijos truputuką pameta save ir pameta savo kryptį. Tai svarbu tą suvokti ir nepabijoti kartais, kad šiandien mes neturime jogos, bet mes turime kitus dalykus, kuriuos mes sakome, kad ateityje mums tai sukurs gerokai didesnę vertę. Ne šiandien, bet po kažkiek tai laiko, po kažkokio tai to etapo. Turbūt, kad čia labai norėčiau uždėti akcentą. Taip. Tada nesivaržo, kas turi gražesnį žaidimų kambarį organizacijai arba ką mes turime, ko jūs neturit, ką dar galim pasimti ir turėti. Labai gražu, iš tikrųjų. Tai mes labai daug šiandien kalbėjome apie tai, kad reikia pačiam ir darbuotojui būti tuo šeimininku ir prisimti tą atsakomybę už tai, kaip aš noriu jaustis, kad aš irgi turiu atsiverti ir kalbėti. Tai man labai įdomu išgirsti, o kaip jūs, kaip tu, Agne, kaip tu, Inga, kaip jūs išlaiko tą emocinę pusiausvyrą ir kokius, nežinau, įrankius, technikas naudojat ir galėtumėt pabaigai pasidalinti su mūsų podcast'o klausytojais. Tai gal, Agne, dabar nuo tavęs pradėsiu. Geras klausimas, gerai. Galvoju, man emocinę sveikatą, stabilumą, atsparumą turbūt padeda kurti du dalykai. Tai yra gebėjimas atsigręžti save ir sustoti. Šitą kompetenciją iš tikrųjų visai ilgokai lavinau, nes buvau tikrai kruopšti, šauni darbuotoja, labai gera, atsakinga mama. Ir iš tikrųjų per gyvenimą, per patyrimus supratau, kad be šitos pauzės, be atsigręžimo į save, be savirefleksijos, be tylos, be meditacijos, jeigu tai įdėsime į praktiką, aš kaip organizacijos save pametu. O save pametusi aš nesu pilna, aš nebejaučiu, ką galiu duoti ir kiek galiu, atiduodu per daug, kartais dingsta ribos, išlaikyti savo ašį. Tas man yra labai svarbu. Kitas dar vienas dalykas yra prasmė. Gyvenimas iš tikrųjų man tapo įveikiama patirtis, kada aš savo primenu kas kartą, kokia mano prasmė, kokios mano vertybės, ką aš veikiu gyvenime, ką aš darau darbe ir kiekviena problema ir iššūkis skamba kitaip, kai ją padedi ant tos vertės pagrindo ir prasmės pagrindo. Na ir paskutinis momentas yra tai žmonės, tai yra palaikanti bendruomenė. Iš tikrųjų žmonės prisileidžia taip atsargiai, nes juos renkuosi. Bet yra žmonės, kurie yra mano stiprybė, mano jėga. Tie žmonės, su kuriais kuriuos galiu tikrai atsiremti. Ir čia galiu minėti ne tik draugus, artimuosius, bet ir mentorius.
kurie nebėra mano kolegos, jie yra kur kas daugiau. Jie yra mano pirmas skambutis, kada man blogai, jie yra mano ta klausanti ausis, kada man sunku ir kada iš manęs eina visoks srautas bet ko ir jie žino, kad tai yra mano procesas. Tai va, aš turbūt apsistačiusi save šitais va tokiais įrankiais, va, kuriuose iš tikrųjų šiandien galiu sakyti, esu tikrai laiminga. Ačiū, labai įdomu išgirsti. Inga, pasidalinsi su savo patyrimais. Ilgas kelias ir vis dar vyksta iš tiesų atradimui to tokios emocinio stabilumo, bet gal paminėčiau tokius keletą svarbių dalykų, tai aš nebijau būti visokia ir tuo tarpu ir pažeidžiama. Ir mano galva, kad čia yra vienas iš tokių svarbių dalykų, kuriant santykių su kitais ir nusiimant tą tobulumą, pavadinkime taip etiketę. Žinant tai, kad aš užsiimu ir psichoterapiją ir konsultuoju klientus individualiai, tai visiems atrodo, kad jų psichoterapeutai tai kažkas pusė dievo, ne, kur niekada nepyksta, visada geros nuotaikos, niekada kažkokių tokių emocijų neskleidžia. Tai man labai patinka iš tiesų tokia savianalizė, ne, ir pasakyti, kad jeigu aš pykstu, tai aš galiu pasakyti visą procesą, kodėl aš pykstu. Jeigu aš kažkuo nusivyliau, tai aš galiu pasakyti visą procesą, kaip aš priėjau iki to nusivylimo. Tai man tas iš tiesų labai stipriai padeda suprasti tą jausmų virsmą ir dalintis tai su kitais, kad galbūt mano pasidalinimas, kaip aš jaučiuosi, galbūt padėtų ir kitiems žmonėms šiek tiek sustoti ir pagalvoti, o kaipgi aš pasijaučiu tą akimirką, kaipgi aš pasijaučiu toje situacijoje. Tai savo jausmų pažinimas, nebijojimas jų išsakyti ir tas pažeidžiamumas, nes su kiekvienu atsiverimu mes visgi turim tą tokį pažeidžiamumo ribą, ne, o kaipgi kitas sureaguos ir galbūt su mano atsiverimu nebūtinai irgi kažkam ten pilnai ir patiksiu. Tai va turbūt priėmimas savęs iš visų kampų yra vienas iš svarbių dalykų, kuriant savo tą emocinę gerovę. Tikrai paantrinsiu Agnei apie tikslą ir dažnai savo užduodu tikslą ir kalbėdama su grupėmis ir apie darbuotojus klausiu paprasto klausimo. Atsakyk į klausimą, kodėl tu čia esi. Koks yra tavo tikslas ir ką tu nori iš to organizacijų, ką tu nori savo gyvenime padaryti. Tai va tas toks asmeninio tikslo turėjimas, gebėjimas matyti ir vizualizuoti save ateityje tikrai yra labai svarbus. Jeigu aš pametu save organizacijose arba organizacijoje, tai yra labai svarbus sugrįžimas į save, atsakant į kitą klausimą, kuris vadinasi, gal net ne klausimą, tiesiog sustatant save, nežinau net kaip lietuviškai tai išversti, bet tai skamba focus on your task. Kartais mes norim padaryti labai daug ir vienu metu ir atrodo, kad kaipgi be manęs dabar kažkaip organizacija čia nebus tokia gal sėkminga. O iš tiesų tai mūsų prašo padaryti labai konkretų darbą, bet kartais mes norėdami išpildyti daugiau tų lūkesčių, pasirodyti geresni, tobulesni, fainesni ir kartais nepakeičiami darom daugiau negu mūsų prašo. Deja, nebūtinai už tai gauni grįžtamą ryšį. Tai va tas focus on your task labai stipriai sustato emocijas į vietą, labai stipriai sustato tą ekspektacijos į vietą, kad nereikia daryti daugiau negu kartais iš tavęs reikalauja. Tobulumui ribų nėra ir kartais padarius tobulai, kitą kartą kažkas norės dvigubai tobuliau, ir tada mes užsisukame tokias varžytuves. Tai sakyčiau, kad šitie dalykai, jie tikrai labai padeda ir kontaktai, socialiniai ryšiai, tai kas be ko, kontaktai, buvimas tarp žmonių, tam tikrų žmonių. Ir aš pastebėjau dar kitą labai svarbų dalyką. Gebėjimas priimti komplimentus ir juos išgirsti. Man atrodo, kad čia irgi yra vienas iš tų emocinės gerovės elementų, kurį kartais mes primirštam ir bandom kažkur nuslėpti, kad mums gal tai nesvarbu. Ir kartais išgirdę komplimentą, sakom, ačiū, bet, arba taip girdžiu, bet. Tai ką aš mokaus arba kas man padeda, tiesiog pasakyti ačiū, išgirdau ir nebetęsti, nes tai užtenka, tai žmogus, ką norėjo, man tą pasakė. Ir tai vėlgi duoda didelį stiprų impulsą, tai emociniai gerovė arba tai savijautai, su kuria galima nuveikti daugiau, geriau, kitaip ir pasimėgauti gyvenimu.
Ačiū, kaip įdomu buvo paklausyti jūsų tuos receptus ir taip jūsų beklausant galvoju, o kas tas mano receptas, ane, kur aš čia pasikraunu, ne, ir tas, galima sakyti, emocijas išleidžiu arba pasikraunu kitų emocijų. Ir toks tikriausiai mano toks atsakymas būtų tai, kad aplinka, kuri mane supa. Tai mane supa tokia nuostabų žmonės kaip Agnė, Inga ir tikriausiai kiekvieną kartą su jais bendraujant, negali, kad būtų kitaip. Tai aplinka ir žmonės. Tai labai gera, kad mes apie tai kalbam. Labai ačiū, kad buvo šiandien podcast'e kartu. Tikiuosi ir mūsų klausytojams ir žiūrovam buvo įdomu klausyti. Tai lauksime jūsų už 2 savaičių vėl antradienį tuo pačiu metu. Jeigu turit kažkokią temą, kurią norite, kad mes pakalbėtumėm, arba klausimų, visą laiką drąsiai rašykite mum. Padėsim įgyvendinti jūsų norus. Tai ačiū ir iki kitų kartų. Ačiū, Agne, ačiū Juste. Iki. Ačiū, kad buvai kartu su Triple O Consulting ir mano kuriama tinklalaidė Žmogiškai. Mūsų įrašus gali klausyti visose tinklalaidžių platformose. Atmink, žmogiškai ir niekaip kitaip.